Velniai rauta. Velniai. Jeigu jo veidas truputį panašus į vaistinės buteliuką, o ant galvos kokštas plaukų susuktų taip į kodelį ir laiko ją iškėlęs ir tepa tai kažkokią tai pomadą, tai jis mano, kad jam viskas galima. Aš suprantu, kodėl jis pyksta ant manęs. Jis pavydė. Jis pavydė, jis pamatė, kad man rodom daugiau palankumo ir pavydė. Man spjaut ant jo. Puh. Didelis daiktas rūmų patarėjas prisikabino prie laikrodžio aukso grandinėlę, užsakinėja batus po 30 rublių, velniai rautų ir mano, kad jam viskas galima. Vargeš koks prastakilmis, koks puskarininkas vėjo vaikas. Aš bajoras. Aš galiu dar įsitarnauti, man tik 42. Tai toks laikas, kada ir prasideda tikroji tarnyba. Palauk, meldžiamasis. Palauk. Būsim ir mes pulkininku. Jeigu Dievas duos ko nors didesniu, staisysim ir mes reputaciją dar geresnį negu tavo. Tu ką įsikalė galvą, kad tu vienas padorus žmogus? Lėšų nėra. Štai kur bėda. Lapkričio 10. Šiandien sėdėjau savo direktoriaus kabinete ir pasmalinau jam 23 plunksnas. Jis labai mėgsta, kai būna daug plunksnų. Tai galva. Tai galva, vis tyliai jisai. Galvoje, manau, viską apsvarsto. Norėtųsi man sužinoti, kas per mintis gimsta jo galvoje. Norėtųsi man iš arčiau pažiūrėti tų ponų gyvenimo, tų jų akivokų, ką jie veikia savo tarpe. Kaip? Norėčiau pažvelgti į aną pusę, kur jos ekscelencija. Į buduarą, va, kur norėtųsi. Kaip stovi tie buteliukai, stikliukai. Tokias gėlės, kaip kveptelėt baugu. Kaip guli išmėtyti jos drabužiai. Labiau panašus į orą negu į drabužius. Norėtųsi pažvelgti man į miegamąjį. Ten tai mano rojus, ten stebuklai, kokio danguje nėra. Na kaip pažiūrėti tą soliuką, ant kurio išlipdama iš lovytės stato savo kojytę, kaip mauna ant tos kojytės baltas, kaip sniegas kojinytė. Nieko, aš tyliu. Bet šiandien man tarsi protas nušvito. Aš prisiminiau tą 2 šuniukų pokalbį, kurį aš girdėjau Nevos prospekte. Va, dabar aš tai viską sužinosiu. Reikia nutverti laiškus, kuriuos rašinėsi tie šunpalaikiai. Ir iš jų aš galbūt kažką sužinosiu. Prisipažįstu, aš kartą buvau pašaukęs Medžį ir tariau jai: Medžį, mano mažulė, klausyk, Medžį, štai mes vieni, ką? Na, nori aš duris uždarysiu, niekas mūsų negirdės. Pasakyk man, ką? Pasakyk man, ką tu žinai apie panelę? Ką ji veikia? Na kaip? Oi, gudrus šuniukas, pabruko uodegą ir dui. Pro duris lyg nieko nebūtų girdėjęs. Ne, žudbūt rytoj aš nuvyksiu į Zverkovo namus, iškvosiu Fidelę ir jeigu pavyks, nutversiu laiškus, kuriuos jai rašė Medžį. Lapkričio 12. 2 valandą popiet išvykau pasimatyti su Fidele ir iškvosti jos. Kai aš užlipau 6 aukštą, ėmiau skambinti varpeliu, duris atidarė mergiščia. Nelabai bjauri tokia su smulkėmis strazdėnėlėmis. Šie iš karto pažinau, tai buvo ta pati, kurie ėjo su senute. Ji taip truputėlį nuraudo ir aš štai sumečiau, tu balandėlę jaunikio nori. Ko jums reikia? Man
Man reikia pasikalbėti su jūsų šuniuku. Mergišė buvo kvaila. Aš iš karto supratau, kad kvaila. Šuniukas tuo tarpu atbėgo. Aš taip pabandžiau į bjaurybę surėpti, bet jis vos unikanda man į koją. Bet aš pamačiau kampe jo guolį. Štai ko man reikia, va ko man reikia. Ir pribėgau, išverčiau šiaudus ir dideliam savo džiaugsmui radau aš tą ryšulėlį popieriukų. Šuniukas tai pamatęs, taip pradėjo inkšti ir gerintis. Ne, pasakiau balandėlį, ne, mažiuk, lyg sveikas. Ir pasileidau bėgti. Žinok, mergišė turbūt palaikė mane bepročiu, nes jinai baisiausiai išsigando. Va, šitie laiškai man viską atskleis. Va. Aha, nagi pažiūrėsim. Taip. Šuniukų raštas gana aiškus. Vis dėlto rašysena tarytum kažko yra šuniško. Aha, skaitykime. Mieloji Fidelė, aš vis dar negaliu priprasti prie tavo miesčioniško vardo. Tarytum tau negalėjo nieko duoti gražesnio. Fidelė, roza, koks ogus tonas. Tačiau visą tai į šalį, man labai džiugu, kad mes nusprendėme vieną kitai rašyti. Velniai žino, kokie niekai, ką? Tarytum nieko negalima įdomesnio parašyti, ką? Pažiūrėsim kitą puslapį, gal bus kas rimtesnio. Mano panelė Sofija buvo labai susijaudinusi. Mano panelė Sofija buvo labai susijaudinusi. Ji rengėsi į balių ir aš apsidžiaugiau, kad jai nesant galėsiu tau rašyti. Mano Sofija labai mėgsta vaikščioti į balių, nors vilkdamasi drabužius beveik visada pyksta. Aš visiškai nesuprantu, Mašer, koks malonumas vaikščioti į balių. Sofija iš baliaus grįžta 6 ryto ir iš jo sulysusio veido aš matau, kad jai vargšeliai nedavė nieko valgyti. Aš negalėčiau taip gyventi, jeigu man neduotų vištienos kepsnio su padažu, padažas ir su košele skanus, o morkos ir ropės visai neska... Viešpatie. Man reikia žmogaus, aš noriu matyti žmogų. Man reikia peno, kad gaivintų, džiugintų mano sielą. Verskime kitą lapą, gal kažkas bus geriau. Sofija sėdėjo prie staliuko ir kažką siuvo. Tik staiga įėjo liokajus ir tarė: Teplovas. Prašyk, suriko Sofija ir ėmė mane glamonėti. Medži, kad tu žinotum, koks jis brunetas, kamerjunkeris, o akys šviečia kaip ugnis. Ir išbėgo į savo kambarį. Po valandėlės įėjo jaunas kamerjunkeris su juodomis žandenomis. Priėjo prie veidrodžio, pasitaisė plaukus ir apžiūrėjo kambarį. Aš paniurnėjau ir atsitupiau į savo vietą. Sofija tuojau sugrįžo ir linksmai atsakė į jo linkčiojimus. Stengiausi nugirsti, ką jie kalba. Mašer,
kad tu žinotum, kokius niekus jie kalbėjo. Aš nežinau, Mašer, kuo jai patinka tas Teplovas, kuo jinai juo taip sužavėta. Man pačiam atrodo, kad čia kažkas ne taip. Negali būti, kad Kamerjunkeris būtų ją taip apkerėjęs. Pažiūrėkime toliau. Jeigu jai patinka tas Kamerjunkeris, tai turbūt greit patiks ir tas valdininkas, kuris sėdi papa kabinete. Mašer, kad tu žinotum, koks jis apsigimėlis, tikras vėžlys maiše. Koksgi čia gali būti valdininkas? Jo pavardė labai keista. Jis visada sėdi ir smailina plunksnas. Plaukai ant jo galvos labai panašus į šieną. Papa visada jį siuntinėja tarnoviet. Pala, ar tas šunikas tik netaiko į mane. Negi mano plaukai panašus į šieną. Sofija niekaip negali nesijuokti, kai žiūri į jį. Aš net girdėjau iš mūsų Grigorijaus, kuris šluodamas kalbasi pats su savim, kad netrukus bus vestuvės, nes papa nori matyti Sofiją ištekėjusi už generolo, Kamerjunkerio arba atsargos pulkininko.